labą vakarą. Žodžiu, man kilo tokia įdomi mintis atlikti tokį labai keistą eksperimentą. Tai yra, kadangi čia yra toksai aviliukas ir jis toksai gan popiktės jame bitės, nes pernai buvo mane juos sukirtusios gan rimtai. Ir dabar vat yra rugpjūčio 4, man toptelėjo tokia mintis pabandyti sužaisti tokį žaidimą. Tai yra, šitą avilį išdalysiu į dvi plius minus lygias dalis ir vieną pusę paliksiu be motinėlės, o katra liks be motinėlės, tai aš jau ją šitą pusę jau rytoj pajungsiu, kad jinai pati augintosi motinėlės. Ir duosiu auginti jau ne jos kiaušinėlių šitos motinos, bet iš geresnių vietinių, nuotaikių, šitų vietiškų bičių. Žodžiu taip. Ką, saulė jau leidžias, faktiškai turiu staigiai ruoštis. Matysime, kas čia bus. Kaip tyčia, va, matytis dedaninis avilys, tai va, keliaus šitas dedaninis mėlynas čia greta ir paskiau vieną sumontuosiu staigiai aukštinį ir perkelsime čia prie šito seno, o iš tų dviejų mažyčių aukštinių aviliukų imsime perėjimui kiaušinėlių, tai kiaušinėlius arba mažytės leliukės, kai nežinau dar ką tema pavyks rasti. Bet planas toks, kad tai bent užsiauginti kokias 3-4 motinėlės ir po to jas pakeisti, nes ten turiu dar vieną tokią pikčiūrną tokių, dar tenai yra vienas toksai labai nekokios, tai vat tokie kaip ir norėtus ramesnių ir nuotaikingesnių bičių. Kebli situacija, tikrai kebli situacija, krantas, o čia kažkada, kaip čia dar tasai dedaninis, avilys, kremiezdas, nu gerai, žiūrim. Nu, taigi, su krūva akmenų šiaip ne taip. Aha. Biškutį reikalai pajudėjo. Nu va, čia aukštinuks, tikėkime, čia pavyks perkelti be motinos, nes su šitais paprasčiau į šitą dedaninį čia. Bitininkas, tai yra mama, labai įtariai žiūri į šituos aukštinius avilius. Bet nei pavilkti vienam, nei... Ai, gal čia kokias spalvotas, gražiau atrodys. Nu va, čia pasiruošiu. Taip, čia biškutį. Tuoj pat pradės šitos, pradės nervuotis. Aš nežinau, gal čia persikelsiu kamerą čia kad geriau matytos. Ir tuoj pat ateisiu jau jau ateisiu apsirengę ir reiks veikti labai greitai. Nu, da, biškutį turiu kelias minutės. Saulė šviečia, kaip čia jum tą kamerą pastatyti, kad geriau matytumėte. Ai, čia dedans, tai čia atsidarys, tai ką pabandysiu gal iš anos pusės, kad čia maždaug matytos, kaip čia kas vyksta. Nu, gal šitaip. Nu, kažkas panašaus čia. O, taip. Nu, tai ką, susitiksime, kaip aš jau apsirengsiu ir pradėsiu dalyti šitą avilį. Šitą avilį išdalysime,
iš šitos du. Vieną, kad čia mama nesiusto, nes tipo, avilys tai turbūt tas didysis gremėzdas. O čia aš sudėsiu be motinas, tikiuosi motinėlę pavyks rasti, tai perkelsiu tenai, o rytoj jau jas pajungsiu perėti motinėlių. Vo, jau siunta. Gerai, tu. Čia dabar kas yra. Kietas magazinas, magazino nereikia. Švarus avilys. Iš karto įdedu šitam dedaniui. Jo, čia tai iš karto turbūt. Svarbiausia, jeigu pasiseks motiną surasti, tai tada bus vykęs reikalas. Vis tik yra stresas, kadangi kai buvau kažkada sukirstas nuo šito avilio, tai jaučiasi. O, čia kiek ūkio. Sulipusios bitelės į viršų. Čia ramybės. O, jau iš karto prisistatė. Šitą. Da, prie šitų pikčiurnų ne vieną kartą teks eiti. O čia tik nėra tam avily. Dabar kaip sužaisti greitai, tai neįsivaizduoju. Eilės tvarka viena čia. Panašu, kad čia man neišdegs motinos ieškoti. Oho, kokia sunki, nedaug pilna. Jo, čia medus, kažkutį bitutės ruošiasi žiemai, turbūt. Gal nestis atskisiu, paskiau dar išmesiu. Iš čia. Būt gerai surasti motinėlę, bet čia suraskit tai greitai. Beieškant žaisti. Bet kažkaip man atrodo, kad šitam kory ir bus motinėlė. Liūdna, bet motinėlės neradau. Čia greičiausiai šitam nebus. Reikia dėti čia. Dabar yra. Reikia būtinai šitą avilį nuvilkti kažkur, bet tai dar. Šiaip būtų gerai dar čia bičių.
nes aš apytikrai spėjau, kad vis tik į šitą aukštinuką įmečiau motinėlę, bet kaip iš tiesų, tai dar didelis klausimas. Kad dabar, kad turiu šitą staigiai avilį nutempti iš čia. Reikia šitą avilį palikti nakčiai atidarą. Tada reikia dūmų, nes čia bus dūmų. Lenteles padėsiu, kad biškutį gudbitę susigaudytų čia. Jų gavos gan aukštai. O čia šitos iš karto pajuto. Būt neblogai, reiks nusukti, kad jūs, tas dedaninis avilys, tegul biškutį pabušti. Panašu, kad tik šiandien palikti. Iš čia. Šiaip ne taip šitą darbelį padariau. Porą įsegė. Bet dabar reiks staigiai uždengti. Kas šitą situaciją, čia labai bloga situacija. Kažkodėlios reikės biškutį man apdavinėti. Tas jausmas čia. Skrenda į tą senąjį dedaninį, skrastų šiuolaikinį, bet ne. Biškutį, tai yra blogai. Ką galiu pasakyti, palyginti nedaug lizde medaus. Beveik galima sakyti, ar nereiks čia rytoj atnešti. Jeigu savo planą šitokį apkrausiu dabar biteles, tai panašu, kad teks biškutį ar pamaitinti, ar kandį tešlos įdėti kokį kilogramą vieną kitą. Nes priešingų atveju gali mano eksperimentinis planas neišdegti. Bet šiaip visumui tai įsisukau biškutį geriau negu tikėjaus. Braunas į tą seną trantą. Aš jau nežinau, ar rašo. Bet jeigu rašo, tai fantastinis reikalas, jeigu rašo. Alio, Saulėke. Biškutį nesiseka mano planas, nes iš tiesų labai daug bičių viskas skrenda į šitą senąjį trantą dedanį. Reikia kažką čia pakultūrit. Jas bandysime apgaudinėti, nes dabar einu, atidarysiu šitą. Kuti liko bičių, bet aš jas Patylėk, čia dabar. Bandau aš čia su apdūmėt, kad jos viskas nuo šito avilio skristų iš šitos dabar naujosius aviliukus. Biškutį pradėt situaciją gerėti, matau, jau pradėt po biškutį būriuotis jau ir prie šito aukštinio. Panašu, kad bus gerai. Biškutį uždariau šitam laką, kad nelystų, pabandytų jo susigaudyti šitą šiuolaikinį avilį, kad lystų. Tikėkimės visą susigaudyti ir šito susigaudys.
paskui priešas nuvaikys, tegul ieško. Nes būt geriau, kad be nors man jokia skirtumą, bet geriau būtų, kad tam aukštinį nebūtų motinėlės, bet būtų daug bičių. Nes tada gal geresnės motinėlės išperės, sako, lyg rugpjūčio mėnesį tai yra per vėlu, bet aš dabar pažiūrėjau, rugpjūčio 4, jeigu viskas rytoj man pasiseks, tai per 16 dienų jis turėtų būti jau motinėlės, tai gautis kaip ir rugpjūčio 20, tai dar beveik kaip ir liks laiko apsiskraidyti. Čia drambliukas svajonės, kaip iš tiesų, tai mes pamatysime.